Labas. Mano istorija prasidėjo 1996 metais. Tais metais aš gimiau, bet nevadinu savo viso gyvenimo feilu, bet buvo etapų, kai tikrai jaučiausi pats didžiausias feilas gyvenime. Pirminė šitos istorijos, mano feilų istorijos idėja buvo tiesiog gyventi ramų gyvenimą, gražų, laimingą, paprastą. Bet ta realybė ir tas į žemę gulintis žmogelis labai greitai aplankė ir hitino su trenksmu, skaudžiai ir negailestingai. Prieš porą savaičių pasakiau vienam žmogui, kad einu kalbėti čia į Fail Night sceną. Sakė, o, kaip fainai, apie ką kalbėsi? Sakau, apie perdegimą. Sako, ta prasme apie perdegimą. Aš sakau, kaip suprasti tą prasme apie perdegimą? Rimtai apie perdegimą kalbėsi? Ar tu tikrai nori apie tai kalbėti per Fail Nights? Ir tada susimaščiau ir pagalvojau, tikrai turėčiau daugiau ką papasakoti, negu tik apie perdegimą savo gyvenime. Apie vieną beveik patį pirmą uždarytą verslą, kuris ką tik išėjo ant nulio ir kuris man žiauriai patiko. Apie dar šiais metais išgirstą labai skaudų ne, kuris taip truputį sugniuždė ir sužlugdė. Galėčiau pasakoti apie savo mikromanagemento periodus, kai turbūt buvau viena blogiausių savo vadovių versijų, kokia kada nors buvau. Tikrai turėčiau ką papasakoti be perdegimo, bet tuo pačiu renkuosi kalbėti apie jį ir suprantu, kaip kyla jaudulys ir kai repetavau kalbą, jisai dar didesnis buvo. Būtent dėl to, va šito klausimo. Tai kas šitas perdegimas? Ir tas žmogus klausia tikrai iš gerų paskatų, kodėl aš noriu apie tai kalbėti šiandien. Ir sako, tai kada tau tas perdegimas buvo? Sakau, prieš 6 metus, 2019 metais, atsimeni mane? Sako, jo, atsimenu. Bet tai niekada nepasakytum, kad Dovilei buvo perdegimas. Tai ar tikrai nori apie tai kalbėti per Fail Nights? Panagrinėkim istoriją nuo pradžių. Visada buvau ta, kuri turi 1000 idėjų. Raketoj stovi užpakalis. Dovilė turi kelis pagrindinius darbus, dar kelis šalutinius darbus. Idėjų milijonas, darimo to-do sąrašas begalinis. Visko visada daug. Ir šitas Michaelo paveiksliukas. Čia The Office daug pamatysit šiandien. Pasirinkau gal kažkiek specialiai visą šitą momentą, bet Michaelo paveiksliukas labai gerai atspindi mano praktiškai visą laiką gyvenimo būseną. Akinukai on, Dovilė on fire, viskas važiuoja, veiklų begalybė, visiems patinka, kad Doviliai patinka, Dovilei labai patinka, žodžiu, viskas gerai. Ir čia buvo vienas iš mano įsitikinimų. Ilgainiui supratau, kad man visą gyvenimą buvo skiepyta, nuo pat mažosios manęs, paauglystėje, ankstyvoji visada. Kitų pavyzdžių nemačiau, man atrodė labai normalu yra dirbti pagal specialybę. O tai kaip kitaip gyvenime? Tenka pradėti studijuoti, tą turbūt reikės ir dirbti. Tai mano profesinis kelias prasidėjo pakankamai anksti, pirmam kurse, o studijavau aš finansus. Įstojau finansus ir galvojau, tai turbūt reikia dirbti pagal specialybę. Tai einam susirasti darbą. Ir mano pirmas darbas buvo finansų skyriui. Tuo metu Atforme, nuostabi darbovietė, nuostabus kolektyvas, viskas žiauriai gerai. Bet kažkaip ėjo dienos, tada mėnesiai, savaitės ir suprantu, kaip nedžiugino, taip kažkaip ir nedžiugino. Ir galvoju, tai tikrai čia reikia pagal tą specialybę dirbti. Ir tuo metu turbūt šitas Michaelo veidas buvo mano 95% viso mano gyvenimo. Aliona, kuri šiandien turėjo su mumis kalbėti, ant šitos pačios scenos buvo vienas iš žmonių, kuris sužaidė labai smarkią rolę mano karjeroje. Ir vieną dieną mane pamačius, sėdinčią Atforme prie darbo stalo, sako, Dovilė, einam pietų. Pasikvietė pietų, sėdim, valgom pietus. Aš iki šiol atsimenu tą vištos kąsnį, kurį tada kramčiau, kai jinai man uždavė klausimą, Dovilė, ką tu čia veiki? Ir aš į tą vištą kramtydama sakau, sėdžiu finansų skyriui.
Sėdžiu, literaliai taip ir atsakiau. Ir aš tikrai tuo metu, didžiąją dalį laiko, sėdėjau finansų skyriui ir spaudžiau mygtukus, sąskaitų faktūrų patvirtinimai, laiškai klientam apie sąskaitas faktūros ir panašiai. Bet su tokiu veidu. Ir tuo pačiu galvoju, atsisukus į save, kas tau dar negerai, Dovilė? Gal čia tik pradžia? Gal čia taip turi būti? Taigi dirbi pagal specialybę, taigi taip reikia. Nes toks įstikinimas, nu čia jau mano paskui išsigryninti dalykai, ko tau dar viskas čia negerai, ne? Žodžiu, nesiparink, ką aš dabar visiems savo klientams sakau, nusiramink, gal bus geriau. Tik kažkaip tai geriau nebuvo. Ir Adforme Aliona man pasiūlė kitą avantūrą. Tuo metu, čia prieš, nežinau kiek, 10 + metų, buvo Adforme tokia galimybė, kaip vienu metu dirbti 2 skyriuose. Kai esi viename full-time, su abiejų vadovų sutikimu, tu gali eiti į kitą skyrių, pasibandyti, jeigu nori, ten visiškai kitą profesiją. Tai ačiū Dievui, buvo vieta projektų valdymo skyriui. Aliona man jį ir pasiūlė, aš atėjau ir Dovilė atsivėrė akis. Ir čia turbūt buvo tik tai mano pradžia supratimo, kad turbūt tai yra tas sritis, kuri mane lydi nuo ankstyvos paauglystės, tai dar anksčiau, tik aš nesupratau, kad tai yra tas sritis. Kai pamačiau, kad tą galima daryti profesiškai, tai buvo visiškai game changeris. Tai tas sritis mane lydi iki šiol, ačiū Dievui. Bet atsitiko gyvenimas, Adforme pokyčiai, supratau, kad turbūt reikia keisti įmonę. Ja ir pakeičiau, radau kitą, su tuo pačiu projektų valdymo skyrium. Nauja pradžia, nauji žmonės, visko daug, viskas super. Daug veiklos, atsakomybių, Dovilė on fire, Michael Scott akinukai, žodžiu, viskas gerai. Bet kažkaip vėl nedžiugina ir nedžiugina. Tai vėl grįžčiau tą praeitą skaidrę ir kažkas vis tampo mane ten. Ir tada atėjo mano 2019 metai. Tai čia po pakeitimo įmonės metai 2-3, vis blogiau ir suprantu, kad kažkaip nesikeičia ten viskas viduj, o tik tai blogėja ir blogėja. Ir tie 2019 metai, dabar jau retrospektyviai žiūrint, buvo mano perdegimo metai, mes tuoj apie jį pašnekėsim, kas tai iš tikrųjų yra. Bet jeigu galima būtų apibūdinti tą būseną, tai būtų nuolatinis, niekada nesibaigiantis, neaiškus, nuolatinis minčių srautas, visiškai neaiškių minčių, kurios niekada neužtyla, gal tik tai kai pagaliau užmiegi, bet tu užmigti negali, nes tau pradeda fiziškai ir faktiškai skaudėti kūno dalis, skauda širdį, tau jie duria, tau jie permušnėja, tau sunku kvėpuoti, tu negali užmigti, eini tirti širdį, keli kardiologai nieko neranda. Tu visiškai sveika. Eik pas kitus gydytojus, gal tiesiog pailsėk, nežinau, kažką padaryk. Nieko nėra. Tau skauda galva ir toks žiaurus skausmas, kad tu nieko nematai, tu nenori būti šviesoj. Dabar pažiūrėjau jau po biškisku skaudu, juokauju, bet plius minus tokioj net negalėčiau būti. Naktį tu iš šito skausmo rėki į pagalvę, nes galvoji, kad gal bent šitas dalykas tau padės šiandien paleisti tą visą skausmą, nepadeda. Ir kai nepadeda, tu eini pavemti, bet nieko neišvemi. Ir dar supranti, kad gal čia tas tiesiog psichosomatinis noras išvemti tą skausmą, bet jisai iš tavo kūno niekaip neišeina. Ir blogiausia, kad tu nesupranti kodėl, nes tu visiškai sveika. Skrolinau prieš porą dienų 2019 metų savo nuotraukas, fotoalbumą telefone. Tai buvo rekordiškai mažai mano nuotraukų tame visame skrolinime. Buvo nemažai, kas buvo keista man dabar žiūrint, mano bėgiojančios nuotraukų. Šiaip aš bėgiojimo nelabai mėgstu, bet tada prisiminiau, kad tie metai buvo, kur bandžiau prisijaukinti ir bėgiojau rekordiškai daugiau, negu kada nors gyvenime apskritai bėgiojau. Buvo nemažai maisto nuotraukų, visai sveiko. Tai Dovilė kaip ir gerai valgo, gerai juda, dirba, lyg ir savo srity darbą, bet tokia šikna, kad tu net nežinai, ką ir savo pasakyti ir kitiem. Su galva, gydytojai, tyrimai, vėl eilės ir taip toliau, nieks nieko neranda, tu visiškai sveika. Iki kol vienas gydytojas pasiūlo pasitvarkyk su mintimis ir galva. Deja, tuo metu didelių finansų geriem galvos specialistam nebuvo. Čia kalbu apie psichoterapiją, terapiją, psichologiją ar kažką panašaus. Tai patekau pas, sakyčiau, labai pusėtinus arba tokius, kur net nežinau, ar galima pavadinti specialistais ir, žodžiu, nepadėjo. Bet buvo dalykų, kurie man padėjo, po kuriuos tai papasakosiu. Bet jeigu galima būtų dar vienu paveiksliuku apibūdinti tą būseną, kuri nepertikima žodžiais kaip ir
daug dalykų nepertikimų gyvenime žodžiais ar ne. Tai tie, kas patyrė, jeigu drąsu, pakelkite rankas kažką panašaus arba blogesnio. Tai va, čia kitas momentas. Ne visi gal matyt, kiek pakėlė, tai plius minus gal kokie 10-15% žmonių. Ta žmogus, kuris prieš porą savaičių klausė, ar tikrai nori apie tai kalbėti per Fail Nights, suprantu, kad daug kas apie tai kalba. Kas 5. LinkedIn poste apie perdegimą kas nors vis užsimena. Kas 2. Instagramo poste, bent jau mano aplinkoje, vis kas nors apie tai pakalba, bet dar vis kažkaip nepakankamai, nes mes tą perdegimą suprantam kaip kažkokį išmislą. Arba kaip kažkokį nebūtą dalyką, arba daug kas jį supranta kaip, savaitgalį neišsimegojau, praeitą savaitę žiauriai daug dirbau, perdegau. Dar blogesnis dalykas, kad tyrimų nėra šitoj srity padaryta tiek, kad iš vis suprastumėm, kiek žmonių per tai eina. Tai aš galiu tik tai labai iš pajautimo ir savo aplinkos pajausti ir suprasti, kad jaučiu, kad milijonai kiekvieną dieną. Tik tai tie milijonai va tokioj būsenai nesupranta, kas su jais, kodėl su jais ir ką su to daryti, nes nieks to dar vis neištyrė, taip kaip norėtųsi galbūt. Beskrolindama 2019 radau šitą nuotrauką, visiškai nesuvaidinta. Per pietų pertrauką kažkada vidury darbo dienos mano kolegė pagavo mane tokią. Ir paskui man persiuntė, kartu smagiai pasijuokėm, bet man dabar jau suprantu, kad nejuokinga, nes šitas veidas buvo faktiškai kiekvienos dienos mano veidas ir man atrodė, kad aš tokia esu. Tai čia gal buvo pagautas momentas, to papasakosiu, ką turiu omeny. Man atrodė, kad aš tokia esu visada ir galvoju, negi nieks nemato. Ar man tik atrodo, kad aš tokia esu. Ir čia yra kita apgaulė, spėju dėl to ir tyrimai nedaromi, ir dėl to gydytojai nieko neranda, nes perdegimas yra labai savimaskuojantis dalykas. Juk Doviliai niekad nebuvo perdegimo. Ar tau tikrai buvo perdegimas? Ar tu taip galvoji? Tai ten yra grikiai nupirkti ką tik Maksimai, nagų lakas, ne nagų plaukų lakas, nežinau kam, nenaudoju tokių dalykų, tai kažkam turbūt pirkau. Bet tokia labai reali situacijos kasdienybės nuotrauka, kur tas be veido, be gyvenimo, be gyvybės veidas, jisai tik tai kartais išlįsdavo į aplinką, bet mano galvoje atrodė, kad aš tokia esu visada ir tuo pačiu aš niekada tokia nebuvau. Tai jeigu kas nors aplinkoje savo turit pažįstamų žmonių, kur kartais pamatot kažką panašaus, toks patarimas geras būtų, nagit paklausti. Šitas paveiksliukas kalba apie tai, kad perdegimas yra ir tavo geriausias draugas, ir tavo didžiausias priešas, kaip ir laikas tame perdegime. Tai dabar retrospektyviai žiūrint, aš suprantu, kad tai man truko plius minus 12 mėnesių, kai bandai atkasti tą būseną, kiek tu joje buvai, tai įsivaizduok, 12 mėnesių nuolat tavo mintis negali sustoti, beklausiant savęs, kas tu, kodėl tu, kada tu, ką tu ir kaip tu, ir tuo pačiu gyveni normalų gyvenimą, lyg ir tau atrodo ir kitiems ar ne, bet visiškai draskaisi viduje ir nesupranti, kas, kaip ir kodėl. Šitas dalykas buvo vienas iš tų, kurie mane išgelbėjo. Ikigai japonų metodologija. Jeigu kas nors nesu susipažinę, labai linkiu visiems nueiti į Google ir susipažinti šiandien vakare, rytoj ryte arba kad nors gyvenime. Apart šito, be psichologų, pas kuriuos pusėtinus patekau, galų gale atsisukau į kolegas, į draugus ir at the end of the day į save. Tai labai ačiū visiems draugams ir kolegoms, kurie tuo metu buvo aplinkui ir išgirdo ir pradėjo mane kapstyti. Čia buvo po gerų pusės metų tos būsenos. Ir tik tada aš pradėjau jau suprasti, kad kažkas čia tikrai nelabai super gero vyksta. Bet turbūt geriausiai mane išgelbėjo mano savianalizės knyga, kurią pati užsiveisiau, pradėjau rašytis, pradėjau domėtis, pradėjau skaityti. Visus įmanomus Google'ai rastus straipsnius, knygas, savianalizės pratimus nuo A iki Z išsirašiau ir tiesiog sėdėjau su savim, kaip kokia mokytoja Dovilė, dabar tu atsakinėjai. Ir dabar tu eini į save, gilinės ir klausi savęs, kas, kodėl, kaip ir taip toliau. Jaučiu dar daug ko nepasakiau, ką norėjau šiandien pasakyti, bet turiu paskutinę skaidrę su palinkėjimu, kad kiekvieną rytą keltumėtės su raketa užpakalį, bet ne ta, kur yra ten 1000 darbų ir niekada nemiegat ir nevalgot, o ta, kur yra žiauriai daug prasmės, žiauriai daug vertės. Jūs suprantat, ką darot, kodėl darot ir galite tiesiog eiti ir varyti, nereikiant naktį į pagalvę. Ačiū.